Šitas įvykis tikrai neeilinis ir aktualus mums. Noriu atkreipti dėmesį į už nugaros esančius suoliukus. Tai man jie labai primena Lietuvą ir Gruziją dėl to, kad tie suoliukai yra gana toli vienas nuo kito ir nelabai pasišnekėsi sėdėdamas vienas ant vieno suoliuko, kitas ant kito, bet jie tarsi kviečia ateiti į kitą pusę, prisėsti ir gražiai pabendrauti. Tai iš tiesų tai yra mūsų santykiai, mūsų geri santykiai ir aš labai noriu tikėtis, kad šito Tbilisio skvero atsiradimas Vilniuje ilgai ir visą laiką iš tikrųjų bus simbolis mūsų abiejų šalių draugystės ir mūsų abiejų miestų draugystės. Tbilisio ir Vilniaus miesto bičiulystė yra puikus, tikrus draugystės ir partnerystės pavyzdys.